Sveiki sugrįžę, mielieji. Kaip tarėme, taip ir padarėme. Išvažiavome į turgų su labai konkrečiu tikslu surasti audio įrangas, kurią galėtume pasiklausyti rastų kasečių bei kompaktinių diskų. O kol važiuojame, apžvelkime, ką mums pavyko nuveikti praėjusį kartą. Užbaigėme malkinės griovimo darbus bei susitvarkėme malkas. Pasigrožėjome mūsų sodybos mažaisiais gyventojais. Na ir žinoma, parodėme plokšteles, kurias radome mansardoje. Esame dėkingi už jūsų komentarus, nes greičiausiai nebūtumėm susivokę, kad tie mėlyni daikčiukai panašus į plokšteles ir yra pačios plokštelės. Žinoma, mes jų neišmesime, bandysime švelniai apvalyti ir galbūt pasiklausyti. Jeigu viskas gerai, pasidalinsim. O tęsiant apie darbus, nusiardėme mūsų įėjimo patalpoje ant sienų buvusias medžiagas. Taip ir užbaigėm. O dabar žiūrime, kaip sekėsi mūsų misija turguje, bei kokius darbus pavyko nuveikti. Ir mes pasiekėme savo kelionės tikslą. Sveiki atvykę į Rietavo turgų. Labai senai iš tikrųjų nebuvau. Tu buvai? Jo, buvau. Labai įdomu, kaip čia viskas pasikeitė. Kas per aikštelės pirmą? Taip. Pardavėjų nieka nėra daug. Tai tu dar nežinai, ar yra? Nu tai matos. Tualetai, žinau, kad tragiški. O, suka. Rodyk. Filmuok. O, neišvažiuoju, paklimpa. Tu čia irgi nepravažiuosi dabar. Aš tai pravažiuosiu. O kur dinga pardavėjai? Nu tai va čia pardavėjai yra. Kur? Čia va. A tai nori suktis ir važiuoti atgal gal jau? Čia nori statyti. Taip, kur čia? Aikštė. Mes esame apsirengę taip kaip visada, kaip į darbą. Nes mes iš po turgaus planuojam tiesiai į darbus važiuoti. Nu gerai, viskas, einam. Tai kelias va toks va. Tai kol kas turgus yra nuvilintis. Magonai seni po 100 eurų. Kaip ramūna nuotaika. Kaip ir oras toks pat. Taip pareinam į automobilį. Labai mažai prekeivių, bet ir pirkėjų neprūdai. Ir viskas, jaučiu ilgiau užtrukom atvažiuoti, nei apėjom čia viską. Ką nusipirkom, Ramūnai? Maistą, kurį galėjom bet kur nusipirkti. Nu ne, naminė sviestą tu niekur nenusipirksi. Bet nusipirkau donikės, sviestą su žolelėm. Jo, važiuojam atgal, važiuosim dirbti. Nusivylimas. Vis tiek, kai atšils orai, duosiu dar vieną šansą. Duosim. Ir viskas, ir važiuojam. Taip į kamputį įsispraudai. Kas yra? Ilsiuos. Mano meilė. O. Ką eisim daryti? Gipsą lupti dviejose likusiuose kambariuose. Su šitais 2 kambariais gipsas baigės. Šitą kambarį išsilupsim ir šitas. Pamatysim, kaip atrodo mūsų šitų kambarių balkiai. Nes jau kaip pastebėjom, šitam kambarį tamsėja mūsų. Iš išorės balkiai atrodo gerai, bet iš vidaus atrodo nelabai gerai. Prieš lupant reikės viską išsinešti. Taip lengvai, ne? Palengvėja? Nelabai. Nu gerai, viskas. Einam, susiruošiam ir grįšim su kažkokiu veiksmu. O taip reikia. Jo, kaip buvo mūsų elektrikas, kuris pas mus buvo atvažiavęs, tai sakė labai gerai, kad nejungiam elektras anksčiau, nes čia buvo 1 žingsnis iki nelaimės. Nu gal ne tai žodžiais, bet vat, prasmė vis tiek ta pati. Tai, žodžiu, kol Ramūnas tvarkys į šitą kambarį, aš einu pradėsiu lupti kitą kambarį. Galvoju pradėti nuo šitos sienas, tai žiūrim, kas čia gauti. Kilimą sudulkinsi. Nežinau, ar jį pasiliekam kitam sezonui ar ne.
Tai žinoma, tokio nieks nebeturi. Ne, nepaliekam. Kaip raštas. Man atrodo, nemadinga spalva dabar šį sezoną. Kaukės kokias nepatogias. Jo. Nežinau. Žiūri, čia karnuosi kert. Tai tu tą aliuminį susilenk, kaip tau reikia. Tai aš jį lankstau, bet žiūri, kiek labai nesmagios kaukės. O ko jūs man nieko nesakot, žiūrovai, kad jūs labai niekad čia nematot, kad stipriai. Tu. Na, kas jūs taip suterši? Meilė? Taip. A gali man vieną gabaliuką atplėšti? Pradžią, nuo kažko turiu pradėti ir nerandu nuo ko. Ačiū! Kraštuko ant sienos. Tai kraštuko? Nu? Gerai, paskaitysi. Tam kampe. Aha, matau. Po to paskaitysi, mane dabar greuna. Gerai. Tai atsidengia mūsų sieną jau. Nieka tokio. Ir matom, kaip yra sujungti rąstai. Aišku, reikia šį iki galo nulupti. Bet, gražiai atrodo. Bet šiaip dabar galvoju, šis rąstas kokią didumą. Tarsi, kokią didumą. Medis turėjo būti. Neparodžiu žiūrovom. Rasta. Tai va šit labai didelis. Ir apačioje jau yra pakeisti prieš 50 metų. Tai man visai, galiu pasakyti, neblogai sakas. Puikiai gal sakas. Bet, aš tada biškį pasieksiu, bet jau ilgiau nebepasieksiu, žinai. Tai nežinau, dabar jau Ramūnas čia turės viską. O, Jėzau. Nu, čia tikrai labai išbuvę. Matus jaučiu kiaurai. Paskiau bus įdomu patiems pažiūrėti. Ten kitas kambarys. Tai pabaigiam šitą bent jau gipsą lupti. Dabar reikia šitą spintą patraukti ir eisim lupti čia. Einam nešti. Viršus yra tikrai mažiukai. Viskas kartu. Ok. Tu viršaus to neužsimesk. Gerai, lupam šitą. O nori pabandyti pati išlupti plintusą? O kodėl ne? Vieną galiu parodyti, kitą tu. Tai man atrodyti nereik, daug čia. Jam atrodo, kad aš nieko pati be jo negaliu.
Bet taip ir yra. Nu, į dabar kas? Mėgink kitoj vietai. Atiduok! Pabandysiu. Okay. Gerai, tau palieku išardyti. Tai kad čia viskas perpuvė. Nu tai išimk tada. Negerai? Gerai, bet tai dalyko. Ne. Dar vienas liko. Ai, čia. Žinai, kas čia bus? Nu? Vienas nebe į sieną, o į grindis. Tai dėk tarp grindų ir plintusą. Ateik čia. Neištrauk. Šiaip tai aš ne kairę rankį. Tai pasidaryk kaip tau patogiai, čia gėnė. Nu grindį suvarysi, dabar taip. Matai, kaip virkšti? Jo. Man grindis varai. Tu man lubą suvarei. Manau, kad nebeištrauksi jau. Kiš plaktuką po plintusą ir trauk lobį. Nu va, viskas. Viskas. Nu, galiu pasakyti, plintusus rauti nėra lengva. Bet ką geležį, žirbikę įkalu, tai da biški reiškas galės yra. Nu tai gerai, tai kas raslupa mane. O, vau! Oi, bet čia turim kaminą. Palauk, trauk. Gerai. Tadam! Tadam! Tai šita siena, jinai paprastai tiesiog ištarda ir viskas. Ir mus čia skirti kitą pusę. Pečius. Čia pečius būtų toj pusėje. Nu tai darom pertrauką, man atrodo, ne? Ir einam į kitą kambarį. Pašėlti. Tai čia ta siena, iš čia iš stogo bėga vanduo ir čia apart kažkokią bišpelėsiuką. Ai ne, tas bišpatrešė, ne? Tas kaip biški patrešė. Patrešė. Biški. Čia kaip prikamšyta. Bet jeigu čia reikėjom iš tavo dienos prieš gipsą, buvo jau blogai. O jo, čia viršai viskas blogai. Aha. Nu tai ką, nuserdėm, sienas čia neatrodo gerai. Šitam kambarį kažkaip kitam geriau. Kažkaip taip yra. Aš taip laukiau šito darbą, kada plėšim. Bet dabar nesidžiaugiu.
Baigėsi malonumai. Nu, dar yra dovanėlį tokia išpakuoti tolių nusilakti. Jau! Tai, nu, galim išnusiimti nusėdą dulkes. Tai realiai su kambarių lupimu baigęs viskas. Gipso nebėra. Gipso ant sienų nebėra. Yra tik tais 2 sienos, kurias reikia išgriauti. Ir liks namuose grindis ir lubas. Bet su lubom nieką daryti negalim dėl stogo. Tai lubas paliekam kol kas. Bet vis tiek ant tų lubų nieks nevaikščios. Ne, nu tai aišku, kad, nu, biški vaikščios vis tiek. Nu, ta prasme, ar tu turi kur koją padėti, ar tu eini tiesiog balkiais. Nu, čia tai aišku, kad tu ne... Čia tai aišku, kad tu nevaikščios. Nu, jau matos, ta prasme, kai tai eini viršai, jau matos, kur geriau kojas nedėti. Ką tu čia dar einas? Pasitrauk. Noriu pažiūrėti, tikrai čia blogai. Ai. Oi. Tiesiai veidą. Ką tu padarėjai? Kas čia? Nu labai blogai, Ramūnai. Tai aš norėjau parodyti, kaip tie yra sutrečia. Balkiai. Ne, čia plentus nerokai. Klasikiai. Balkis, koks baisus. Čia. Tai gal einam iš čia? Tai einam akys, netgi kraujuoju nuo... Einam su manim, eik tu kameryti, visa baisi. Einam pailsėti. Na, einam pailsėti, bet... Upelis atsigavo. Aha, upelis atsigavo jau biški nuo lietučio. Paukšteliai. To, paukščiai persivalgė. Kodė? Kiek jie gal valgyti? Tas koks gražus, čia tikrai ne zylė. Tropinis. Ne, čia, blema, reikės pažiūrėti, kaip vadinas. Labai gražių paukštukų turim, o dabar einam pailsėti vėl, nes vėl dulkių belekiek. Tai einam papasakos, ką sugalvojom. O sugalvojom, kad Ramūnas nori dar parinkti biškį šiukšlių, bet nesitvarkysim šiandien čia taip, kaip visada esam įpratę. Vis tik sekmadienis. O aš parinksiu laidus. Taigi palieku jūs čia. Laikraščiai. Ai, laikraščiai. Tai turim laikraščių. Biški. Dar arčiau. Iš kažkurios pusės.
Ir čia va jau matau 49 metai, birželio mėnesis 21 diena. Ir kas čia dar yra? Nes čia yra vat tiesa kažkoks vyriausybės kariuomenė dėl bulgarų sargybinių, dėl ko nevadovaujama. Bet dabar dar čia yra. Čia irgi datos nematau, bet matau, kad spalio mėnesis 15 numeris. Ir nieko čia per daug nepaskaitysi, va, viskas taip išbėgia, subėgia. Gerai, dar čia vienoj pusėje yra. Einam pažiūrėti čia. Bet čia jau va, visiškai toksai sutrešęs gyventi visuomenį, kuri gyvenimą įgalins organizacijas. Čia kažkokia pergalė buvo žodis. Nu ir va, kol į kraštuką tiek ir teliuką. Šiandien dienos darbus įvykdėm. Jo, ir susitvarkėm, kaip sakėm, nesitvarkysim. Jo, sakėm, nesitvarkysim, bišpo pertraukėlės lyg ir buvo martinga, bet dabar vėl viskas gerai. Ir ką jau vėl tamsta. Jeigu čia be šviesos būtumėm, tai būtų taip. Taip, ant tiek. Jau tamsu. Tai žodžiu, tą, ką planavom, pasidarėm, susitvarkėm kambarius, 2 paskutinius likusius gipsanus imti. Ir apsitvarkėm. Va, galiu parodyti. Jau, kaip sakant, beveik švaru. Ir aišku, čia dar tų darbų yra belė kiek, bet dabar reikia planuoti išvežimą, bet kelias labai pažliugęs. Žemė yra labai minkšta ir man įdomu, mes vien kaip iš čia išvažiuosim. O ne. Nu, pabiški. A ne? A ne? O ne, Ramūnai. Tai čia da nieka. Čia yra... Eik tu savo. Vėl išmalėm viską. Nu ką galvoji apie džipą? Apie mūsų džipą? Ne. Ar apie ateityje apie džipą? Tai tiek. Manau, kad ateityje mums reikės džipą. Eik tu savo. Ot. Eik tu savo. O, kaip skaudžiai. Ne. Dar nesėdom. Sėsim viskas. Aš bijuosi čia važiuoti dabar. Langas apsitaškis. Įdomu, kaip mašina atrodo. Nori dabar sustos. Nu, gali sustoti, pažiūrim, kaip čia. Ai. A jūs rimtai, veidrodėlis, viskas. Gal nori džipą? Gerai, tai atsisveikinam, lekiam namo, čiau, buvo labai malonu, labai aplyti esat. Jo. Ate. Ai. Kažkaip nelabai čia šiandien suvažiavim.